Ar gali individuali veikla būti naudingesnė už mažąją bendriją, kai metinės pajamos siekia 300 000 eurų? Gali ir dar kaip. Imkim 300 000 ir 1 eurą pajamų. Dirbant su individualios veiklos pažyma ir taikant 30% išlaidų fiksavimo būdą, bendri mokesčiai sudarytų apie 72 715 eurų. O dabar mažoji bendrija. Jeigu 100 000 eurų narys išsimoka pagal civilinę paslaugų sutartį, o likusią sumą dividendais, bendri mokesčiai siektų apie 78 351 eurą. Skirtumas daugiau nei 5600 eurų individualios veiklos naudai. Bet palaukit, yra dar linksmesnė dalis. Jeigu mažoji bendrija visą pelną išmokėtų tik dividendais, bendri mokesčiai išaugtų iki maždaug 88 350 eurų. Tai jau beveik 16 000 eurų daugiau nei su individualia veikla pagal pažymą. Taigi didelės pajamos dar nereiškia, kad mažoji bendrija automatiškai laimi. Kartais laimi paprastesnis variantas – 30% išlaidos, sodros lubos ir individuali veikla. Koks viso to moralas? Verslo forma pasirenkama ne pagal pavadinimo solidumą, ji pasirenkama pagal skaičiuoklę, nes kartais mažoji bendrija skamba rimčiau, bet individuali veikla pagal pažymą piniginėje palieka daugiau. Ir čia dar nebuvo vertinamos socialinės garantijos. Taigi, pelningo verslo ir protingų sprendimų.